ir pristatau šios dienos mūsų susitikimą. Tai šiandien susitikime vyks viešas Lietuvos triračių sporto asociacijos 2024 metais įvykdyto projekto Įsigalink su bėgimo triračiu 2024 pristatymas. Šis projektas yra įgyvendintas pagal asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektų programą. Ir projekto konkursą organizavo ir projektą finansavo asmens su negalia teisių apsaugos agentūra. Tai kaip minėjau, šis viešasis pristatymas įrašomas ir visi norintys galės su juo vėliau susipažinti mūsų interneto svetainėje. Linkiu visiems gero klausimo ir kviečiu Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentę Aušrą Kriškovecienę pristatyti projektą. Sveiki dar kartą visi ir noriu pasidžiaugti. Ačiū Rasa už projekto pristatymą ir noriu pasidžiaugti, kad asmens su negalia teisių apsaugos agentūra mus remia jau ne pirmus metus ir tikrai mes jų dėka turime galimybę įtraukti žmones su negalia į įvairias veiklas, juos mokyti ir ne tik juos. Ir todėl ir plėsti mūsų žmonių su negalia bėgančių su triračiais gretas. Tai džiaugiuosi, kad jau praeitais metais, 24, į mūsų gretas įsijungė Klaipėdos miestas ir jų triratininkai. Tai šitoje skaidrėje matote, kad turime jau 4 miestuose savo dalyvius, kurie atstovauja Lietuvą užsienyje. Ir Lietuvoje žinoma. Video reikia? Mūsų projekto tikslas yra formuoti palankesnę tą teisinę aplinką, užtikrinančią asmenų su negalia įtraukti į bendrus masinius sportinio renginius, skatinti žmonių su negalia dalyvumą fizinio aktyvumo su triračiais veiklose, mūsų pagrindinėse veiklose ir šviesti visuomenę apie žmonės su negalia, jų gebėjimus, fizinio aktyvumo su triračiais naudą ir galimybės ir kitais negalios klausimais. Taip pat mūsų šio projekto tikslas buvo įtraukaus fizinio ugdymo pristatymas mokyklų bendruomenėms, pedagogams ir apie tai toliau. Projekto metu naudas gavo virš 700 dalyvių, iš kurių 370 beveik asmenų su negalia ir iš jų 27 vaikai ir žinoma jų šeimų nariai. Kokios veiklos vykdytos? Tai vykdytos nuolatinio pobūdžio atstovavimo savivaldybių, valstybės įstaigų darbo grupėse, dalyvavome gaminių ir paslaugų prieinamumo klausimų koordinavimo komisijos sudėtyje ir komisijos posėdžiuose. Taip pat su techninės pagalbos priemonių institucija dėl triračių įtraukimo į kompensuojamų priemonių sąrašą ir vykdėm kitų veiklų, kurias jūs galite pamatyti ir taip pat, aišku, paskaityti mūsų išplėstinėje ataskaitoje mūsų tinklapyje. Taip pat atstovaujame savo narius jų teisių gynime. Kiekvienais metais, taip ir šiemet, ir praeitais metais pateikėm 8 raštiškus pasiūlymus, rekomendacijas savivaldybių sporto skyriams ir jų specialistams, kuriuose šiuose rekomendacijose mes patarėme, kaip organizuoti, ne kaip organizuoti, o kaip įtraukti žmonės su fizinė negalia į bėgimo renginius, kaip pritaikyti jiems tas sąlygas ir kaip priimti, dalyvauti mūsų žmonės bėgančius su triračiais bėgimo renginiuose, nes, kaip žinia,
didžioji dauguma bėgimo renginių turi savo nuostatose įtrauktas sąlygas, kad nei su bėgimo priemonėmis, pagalbinėmis priemonėmis, nei su asistentais ar palyda bėgti žmonės negali, bet tai eina kalba apie žmonės sveikus. Todėl mes turime atskirai akcentuoti, kad mes kitaip negalime judėti, tik triračio pagalba ir tik su asistentu. Todėl džiaugiamės, kad turime tikrai puikų ryšį su savivaldybėmis ir jeigu jiems neaišku, sporto specialistai mums dar paskambina, pasiteirauja ir tikrai dabar daugelyje savivaldybių jau mūsų sportininkai gali bėgti, nebijodami, kad pažeis kažkokias taisyklės, vidinės nuostatas. Taip pat atstovavome narių teisės, derinome įstatymų teisės aktų pakeitimus, kuriuos mes gauname, atsiunčia mums iš ANTA, ir kiekvieną teisės aktą mes deriname su savo nariais ir gauname pastabas, pasiūlymus, tai, kas jiems yra aktualu, ir visuomet atsakome, prisidedame prie teisės aktų pažangos ir priėmimo. Įvykdėme ir 4 švietėjiško pobūdžio renginius, ką buvome nusimatę savo projekte. Jie buvo 4, triratis olimpinėje dienoje Šiauliuose, kur dalyvavo tikrai daug dalyvių ir tai yra puikia galimybė pristatyti tiesiog šią judėjimo priemonę visai bendruomeniai, ne tik žmonėms su negale, bet susipažįsta ir kiti žmonės, ir taip plečiamas akiratis ir supratimas apie galimybės judėti žmonėms sėdintiems vežimėlyje ar sunkiai judantiems. Ir taip pat dalyvavome triratis Klaipėdos miesto žmonių su negalia sporto festivalyje, kur taip jau 4 metus čia dalyvaujame, ir taip pat pristatome savo bėgimo triratį ir yra galimybė jį išbandyti visiems. 3 dienų Vilniaus sporto festivalis, kuriame tikrai praeina labai daug žmonių Vilniuje, ir kažkas pabando, kažkas tik sustoja pasidomėti, bet tikrai manau, kad apie bėgimo triratį jau žino labai daug žmonių, yra susipažinę. Ir aišku, tai plečiamas mūsų bendruomenės narių ratas, nes vieni per kitus lengviau pasiekia tą informaciją apie tokią iš viso galimybę judėti žmogui su fizinė negalia. Organizavome seminarą apie bendravimo etiketą su žmonėmis su negalia, kurį Ginta Žemaitytė pristatė, ir tikrai buvo daug naudingos informacijos. Savo narius atstovaujame ir konferencijose, renginiuose, ir Seime, ir ministerijos organizuotoje konferencijoje. Džiaugiamės ir Delfi studijoje dalyvavimo, kur galėjome gyvai išreikšti ir papasakoti apie triratį, ne tik apie triratį, apie žmonės turinčius negalią, vaikus ir suaugusius, apie jų iššūkius ir žinoma galimybės dalyvauti fizinėje veikloje, judėjime, tiesiog gyvenime. Taip pat mes teikiame metodinę pagalbą savo nariams ir įvairiais būdais, ir elektroniniu paštu, ir telefonu, ir susitikę, ir konsultuojame, teikiant įvairius projektus, jeigu reikalinga pagalba apie finansavimą ir apie mokymus ir kitais įvairiais svarbiais klausimais.
kviečiame į kitų organizuojamų organizacijų seminarus, jeigu tai yra leidžiama, ir dalinamės tą informaciją. Manau, plečiame tas žinias kartu su savo asociacijos nariais, tiek, kiek jie gali paimti. Ypač džiaugiamės tarptautiniu bendradarbiavimu ir su Danijos ir tarptautinė organizacija World Ability Sport, kurie organizuoja kiekvienais metais Danijoje sporto stovyklą, fizinio aktyvumo ir sporto stovyklą, ir po to varžybas. Ir pernai buvo ypatingi metai, nes buvo pristatyta nauja klasifikacijos sistema bėgantiems su triračiu, kurie dalyvauja varžybose. Taip pat šios stovyklos metu vyksta daug socialinių susitikimų, draugysčių. Sportininkai turi savo temas, kalbasi, yra tiesiog vien tik sportininkai susitikę į savo bendruomenę iš visų pasaulio šalių, kurios dalyvauja šioje stovykloje ir varžybose, ir jie sprendžia savo klausimus. Taip pat treneriai ir teisėjai turi savo susitikimus, kas liečia teisėjavimą, klasifikaciją, ir tikrai labai stipri bendruomenė, džiaugiamės, kad galime dalyvauti, nes dalyvavimas, žinoma, yra brangus, ir jeigu šis projektas tikrai būtų sudėtinga išvažiuoti, galbūt išvažiuotų vienas kitas žmogus, o dabar mes galime tikrai išvežti daugiau. Ir ačiū šiam projektui ir mus finansuojančiai agentūrai. Žinoma, labai džiaugiamės ir medaliais, kuriuos pavyksta iškovoti, ir taip atstovauti Lietuvą, kelti mūsų žmonių judančiais su triračiais motyvacija, ir tas džiaugsmas, kada tu gali stovėti giedant Lietuvos himnui, turbūt pakelia tą norą judėti ir tikslingai dirbti dar labiau. Padalyvaujame kitose tarptautiniuose renginiuose, atstovaujame, ir pernai padėjome organizuoti ir dalyvauti kitame tarptautinėme renginyje, kuris vyko Lietuvoje, ir atvyko svečiai iš kitų šalių, iš kito projekto. Tai galėjome pristatyti ne tik bėgimą su triračiu, bet ir kitas neįgaliųjų sporto, fizinio aktyvumo ir sporto šakas, žaidimus, kai tikrai buvom svečiai iš Bulgarijos, Lenkijos ir Portugalijos ir Italijos nustebinti, kad yra tiek daug dar jiems nežinomų žaidimų. Tai mes taip pat didžiuojamės galėdami būti kažkur ir galbūt tie pavyzdžiai. Taip pat mūsų valdybos narė Vida Adomaitė dalyvavo Belgijoje tarptautinėje konferencijoje, kur ieškojo ir, žinoma, rado bendradarbiavimo ryšius su partneriais iš ES šalių, ir parvežė labai vertingas partnerystės su Anglijos ir Škotijos Trim Running nariais, komandomis. Tai bet kuri tarptautinė partnerystė yra naudinga. Ir turbūt tikrai verta didelio dėmesio mūsų prioritetinė veikla. Suorganizavome 3 įtraukiojo ugdymo veiklų mokymus švietimo įstaigų darbuotojams, studentams ir netgi treneriams. Tai mūsų šios veiklos pagrindas yra praktika. Turime ir teorinę dalį, bet jinai yra trumpa palyginus su praktinė dalimi, nes
puikiai žinome pedagogų lūkesčius, kurie sako, kad jiems reikalinga, jie tos teorijos žino labai daug, bet jie neturi praktikos, kaip reikia dirbti su negalią turinčiais vaikais. Ir tikrai turime paruošę daug žaidimų, pratimų ir pristatome įvairias sporto šakas, kuriuose gali dalyvauti vaikai. Ir tikrai puikus yra atsiliepimai iš šių seminarų. Taip pat dalyvaujame kitų organizacijų organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose ir neįgalių sporto federacijos uždarų ir Lietuvos čempionatuose vasarą. Taip pat iki vėlo maratone, kuris pirmasis mus priėmė prieš 7 turbūt metus, kai visi mūsų purtėsi ir sakė, kad negali priimti, nes nesaugu, mūsų triratininkai trukdo kitiems eismo bėgimo dalyviams ar važiavimo dalyviams dalyvauti. Tai Benediktas Vanagas pirmasis mus priėmė į velo maratoną ir mes tęsėme kiekvienais metais šį bėgimą. Ir džiaugiamės, kad praeitais metais į bėgimą jau įsijungė ir dalyvavo jame mūsų bendruomenės nariai vaikai su tėveliais. Tai tikrai mes žinome, koks tai yra džiaugsmas dalyvauti tokiam dideliam renginy, tik reikia išdrįsti. Tai ta drąsa, kai pirmą kartą išdrįsti, tada atsiveria visai kitos galimybės ir tada jau ir tėveliai, ir vaikai, ir mes suaugę daug drąsiau dalyvaujame kituose renginiuose. Reikia tiesiog paskatinti. Ir, aišku, dalyvavome Vilniaus maratone bei kituose renginiuose. Ir taigi, mūsų pristatymas baigtas. Čia yra mūsų kontaktai ir labai kviečiame apsilankyti mūsų ir Facebooko puslapyje, ir internetinės svetainės puslapyje, kur jūs rasit internetinėje svetainėje visą informaciją apie projektus, daug vaizdinės medžiagos ir tikrai galite susidaryti savo nuomonę ir įspūdžius apie triračius ir mūsų bendruomenę. Gal turite klausimų? Labą dieną. Sveiki. Aš jau negaliu rankos pakelti kameros. Labai ačiū šitos Lietuvos paralimpinio komiteto, labai dėkoju už šitą pristatymą. Labai iš tikrųjų mes, noriu pasakyti, pasidžiaugti labiau nei paklausti, nes mes tikrai labai jaučiam jūsų darbą ir įdirbį ir atsiliepimus mokytojų apie jūsų vedamus užsiėmimus. Tai tikrai vieni didžiausių profesionalų ir tai vienas aktyviausių organizacijų Lietuvoje dirbančių žmonių su negalia sporto. O padėkodama noriu paklausti, ką aš matau ir ką pastebiu, kad triratis galėtų būti tokia nuostabus įrankis įtraukiom fizinio lavinimo pamokom, visų dalyvavimui, kai bėgimas ir panašiai. Ir jūs minėjot, kad jūs daug veikiat, kad jis galėtų būti ar tai kompensuojamas, ar kažkaip kitaip mokyklos, ar savivaldybės galėtų įsigyti. Ar jūs matot, kad čia yra kažkokia galimybė, kad ateityje daugiau, ne tik jūsų klubai galėtų turėti šitą nuostabų išradimą? Toks mano klausimas, ar planuojate to dar veikti kitais metais? Ačiū. Ačiū labai už gražius žodžius. Apie triratį ir jo įsigijimą iš tikrųjų yra skaudi tema ir skaudus klausimas mums visiems, nes mes tikrai dedam daug pastangų, kad techninės pagalbos priemonių centras triratį įtrauktų į kompensuojamų priemonių sąrašą. Tačiau kol kas dar vis kažko pritrūksta, kažkokių įrodymų, kad tai yra pagalbos būtent priemonė žmonėms turintiems fizinę negalią. Ir nežinau, labai tikimės, kad galbūt šiemet mums pavyks jiems įrodyti
dar pasitelkę mokslininkus, bandysime iš tikrųjų pasakyti, kad tikrai tai yra priemonė ne tik sportui ir iš principo sportui yra visai kitas triratis ir naudojamas, o žmonėms judėjimui, tam fiziniam aktyvumui, savo reikmėms yra paprastas tas daniškas triratis, kuris tikrai galėtų būti kompensuojamas ir daug daugiau žmonių galėtų būti nepriklausomi ir fiziškai aktyvesni. Tai tik tai reikia turbūt geresnio susikalbėjimo su pagalbos centru ir mes tikrai dėsim dar tas pastangas, kad būtų ta galimybė. Nes ir vaikučiams, kas yra labai svarbu jiems bręstant, augant nuo to mažens, turėti tą triratuką, nes tai yra puikia judėjimo lavinimo priemonė. Ir nežinau, tikiuosi, kad šiemet pavyks praskinti kelią. Tai daugiau nei rankų, nei susirašinėjimo skilti klausimų nematau. Tai turbūt sustabdau įrašymą.